Nuo to, kad radarai, kurie yra gauti, tai jų integracija yra maksimaliai sutrumpinta ir kariuomenė radarus tiesiog fiziškai pastatys jau savo pajėgumais tam, kad išvengtume vėl biurokratinių procedūrų, viešųjų pirkimų ir viso kito. Antras momentas, Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą. Tas detekcinis tinklas leis mums aiškiau ir greičiau galbūt pamatyti tos pačius objektus ir perduoti vėliau šiek tiek signalus interceptoriams, kuriuos irgi mes esame užsakę, laukiame, kada atvyks. Lygiai grečiai šiai dienai šalia NATO misijos, tai reikia pažymėti, kad visą operaciją inicijuoja Lietuva ir naikintuvai kartus, jeigu tai vyksta Latvijoje, Estijoje, tai jau ten jų šalis inicijuoja. Lietuva šiuo atveju inicijavo oro gynybos poreikį, NATO naikintuvai kilo, tuo pačiu buvo pasiteltas ir mūsų sraigtasparnis. Kadangi dronas vietomis skrido virš miestų, miestuose buvo irgi telkiamos antžeminės pajėgos tam, kad prireikus galėtų greitai reaguoti. Tai taktinius dalykus dar visus mes tikrai pasitikslinsime, nes šiuo metu žinau, kad ir gynybos štabe ir vyksta pasitarimas, identifikavimas, kaip viskas vyko, ką reikia tobulinti, kaip reikėtų keisti. Tai poreikiai visi, kurie bus iš kariuomenės ištransliuoti, bus atliepti, lygiai taip pat kariuomenė atliks savo namų darbus, jeigu matys, kad tokios procedūros reikalingos. Tai kiekvieną dieną yra stengiamasi paspartinti įvairius procesus tiek NATO lygmenyje, tiek įsigijimų lygmenyje, tiek aplamai mūsų tiesiog algoritmų logikoje.